Girtai, tu žiūri į Živilę žiūrėjai. Ir taip prisispaudžiai prie jos, kad matui neliko vietos pralysti nei šoneliu. Dabar idealus lygiavimas turi būti. Aš esu Diana Dzimionaitė iš Valenčių. Ir nuo kada šokai Jotvos sambarį? Aš šoku Jotvos sambarį nuo maždaug 2 metų ir man labai patiko, kai aš atėjau, dar nešokau Jotvoj į koncertą ir pamačiau, kaip kiti vaikai, draugai mano šoka ir tada aš užsirašau irgi Jotvą, nes man labai tas šokis patiko. O per koncertą labai jaudinatės? Ne, jau aš papratau, manau, kad ir draugai. O teko koncertuoti šičia šioje patalpoje, o gal ir išvažiuoti kažkur? Tai buvom 4 klasėje, kai važiavom į Vygrus šokom. O dabar jaudinatės, koncertas juk už gal ne visai savaitės, gal viskai daugiau, bet vis artėja, ar jau jūs pasiruošėte pasirodyti scenoje? Taip, mes pasiruošę, tik aišku, dar reikia biskį pasistengti, dar labiau pašlifuoti, kaip jums sako, ir manau, mums viskas gerai pavyks. Mes visi tikimės, kad šių metų koncertas bus išties labai įspūdingas, todėl kad tėvynė yra mūsų motina, o tai motinai šis metais sukanka 1000 metų. Darė motinos dienos koncertą kažkokį tematinį ir kurį skiriam kartu ir Lietuvai, ir tam 1000-metį. O kokia tema šių metų motinos dienos? Yra Vilnius, kaip iš pavadinimo, yra Vilnius kaip ant delno. Stengiausi daugiau galbūt skirti apie Vilnių šiek tiek daugiau šitą koncertą, kadangi Vilnius šiais metais tapo Europos kultūros sostinė, tai tą duoklę savo mylimiausiam ir numylėtam miestui, taip kaip ir jaučiau, kad ir turiu atiduoti. Kaip žinau, koncertas truks 2 dienas, o tiksliau? Tai bus gegužės 2 dieną šeštadienį, tai 19 val. Vakare. Ir sekmadienį tradiciškai 2 valandą po visų mišių.